Mūsų Hyundai i30 projektas juda tolyn. Tai šiandieną jau automobilį turime po kėbulinių darbų. Kaip minėjau, yra pakeistas galinis sparnas. Galinis dešinys sparnas. Kaip minėjau, galinio sparno šiaurinė skarda buvo pakeista per šį statramstį, per šį statramstį ir apačioj. Gamykliškai galinis sparnas bei kiti kėbulo elementai būna virinti taškinio suvirinimo būdu. Tai matome, buvo nugręžtos tvirtinimo taškinio suvirinimo vietos ir visas sparnas galinis gražiai nuimtas nuo automobilio. Turėjome nupirktą galinį donorinį sparną iš kito automobilio ir tas sparnas tvarkingas, visas buvo uždėtas netgi tos pačios juodos spalvos, tai pavyko nupirkti, buvo uždėtas, privirintas prie automobilio. Matom, galinė visa dalis, bamperis keitėsi naujas, galinis dešinys žibintas taip pat dėjosi originalus, kitas tarpai, kaip matom, visur viskas idealiai sutampa, idealiai lygus, su dangčiu tarpas taip pat labai gražiai, tvarkingai suvestas. Tai matom ir per keitimo vietas čia yra uždėta nauja galinio sparno skarda ir šitose vietose yra privirinta, bet ne taškinio būdu, o su suvirinimo aparatu. Na ir šitos vietos viskas apsidirbs pilnai metalo gruntų, o toliau vietos očios pasiglaistys, gruntuosis, manau, gruntuosim pilnai visą sparną galinį, kadangi yra keletas tokių smulkių ir pabraižymų, tai pilnai bus gruntuojamas sparnas. Na ir dažysim sparną galinį dešinį ir galinį bamperį. Taip, du elementus. Taip pat dar norėčiau paminėti, kad pakeitėm ir žibinto vietos tvirtinimo skardą, kadangi taip pat jinai turėjo pažeidimų, tai nutarėm senos nelyginti, o būtent iš to donorinio sparno pilnai gražiai atgręžioti ir įdėti tvarkingą, gražią, gerą sparną, gražią skardą. Tai toliau tolimesnė eiga automobilio bus dabar paruošimo dažymui, na ir po paruošimo dažymui toliau jau bus automobilis dažomas. Tai kaip minėjau, dabar sekantis darbas, kuris mūsų lauks, tai paruošti metalų gruntų specialiu prieš glaistymo darbas. Būtent glaistysis tik tai siūlių vietos. Na, matom, viskas, darbai labai atlikti kokybiškai, tvarkingai, tarpai visi idealiai suvesti yra. Tai kągi, laukite toliau tęsinio. Taip pat norėčiau paminėti ir, kad prie mūsų šio projekto prisidėjo kėbulų remonto centras, autoferma. Tai kągi, jiems norėčiau padėkoti už padovanotą galinį vieną bamperio laikiklį. Tai tiek žinių.